Labryt. Šiandien darau pečius. Įpalant šiandien pečią. Po pečių dar biškį prasikels rast. Nors rast tas pats viskas kaip į pečią. Bet rast kaip kel biškelas iš techniksansa. Išmetėm tai padara. O čia pirmą dabar praded apšilinėti viską. Pasidariau sauliokves, pasidėjau ir praded apšilinėti. Ir esu link tos svariaus, katro noriu padaryti. Ir paskiau po visų kelimų į viršų, eis daryti, rast. Paskiau dar biškį gal pagalbinis pratims padarys visų ekspečiam. Tai vo, teik. Pradėjus apšilėm vis laik, pradėt nupliko štongas. Datų neskaitau tik tą. Neskaitau prisvorį keliam, tai vis tokiai pečių, tai pralankstymą, tokiai apšildymą sanarių visų, visi. Tai tus pasidarau tada, tik tą keliaujant prie sauliok daryti su svorės. Tai pasidariau su plikštongu su 40-50, dabar darysiu su 60. Prasispaus, tai pabiškėlį ir kelsam. Nu ir taip dabar darau po apšilimus, darau po kokius su plikštongu pasidariau 10 kartų ir vis kit po 5. Dabar darysiu su 60, 3-4 kartus ir paskiau dar biškį pamažins ir taip eisliai tos svariaus. Už vakar dariau kojus, pasidarau kas antrą dieną sportavim, tai už vakar pasidariau kojus, prastupiau, kaip sakiau, vieną savaitę darau su 100 lengvesnį, kiek savaitę sunkesnį, tai tą savaitę buvau sunkesnį, pasidariau su 180, pastupiau 7 kartus ir norėjau taip daryti iki kokių 10 pakartojimų ir tada didins kokį 185. Tai dar kit pagalbinę pratimą ir ton tik vieną seriją. Žadėjau 2 serijas daryti, bet galvoju pamėginsiu, kad nepersitreniruoti. Tai dabar pailsėjau vieną dieną, šitą antrą dieną atėjau pečių daryti ir toks jautas, kad kojas jau geriau atsistato, toks kaip nepersitreniruojant labai, geriau atsistato ir greičiau gali iki kitos treniruotės daryti. Tai toks bandau visų pats ton savo tokį nepersitreniraujam lygį pasiekti, kad per daug nebūtų, nes per daug irgi negera, geriau turi jausti, kada jį per daug, kada jį kaip tik taip, toks sunkia pasakyti. Tai dabar taip pasibandau ir gera visai taip. Aišku, čia vieną seriją tik tam pritupimį ir kit pritupimą, tai nein su lengvesnis svorį, bet dara kits pratimus ir gaunas kojom, tai nemaža vis tiek pratim. Bet ant tų bazinių pratim, kad serijom nepersitreniruoju, tai dabar taip pabandžiau. Tai vo, einam daryti kiek serijų pečiam. Šton kiek norėjau padaryti, norėjau net 90 paspausti porsykį, neišėjai, norėjau su 80 padaryti 2 po 5 pelnų serijas, neišėjai. Tai tas spaudėms mane įtėpančia, esu minėjęs, kad sunkesnis yra, kur spausti virš rek, tai ne visada nelabai sekas, tai mėgint dabar tik daugiau visokių. Tų pratimų taip spausti virš, šitą visokių, po tų pratimų šitą daryti spaudim tokių į virš, kad pabiški prasimošt, tai pečia. Tai norėtus biški daugiau daryti ant pečių. Tai norėtus su kokį 100 nors porsyk padaryti, paspausti. Tai pabiški tas pečias reisam į priekį, nes ant pečių tai taip greita nieks kaip į kitor nikor, greita nieks nekelm. Tai reikia pabiški milimetras ir pabiški prasimuš, bet turi labai draskyti ant
Tai vo, reikia daryti dabar irgi 2 serijas. 2 serijas po kokius 8-10 pakartojimų. Neišėjai, nei 8. Pasidariau viskon. Dar 1 seriją pasidariau. Padariau čia 6 be išėjai. Jau užsipumpau vis pečią. Tai dabar gal pasidarysiu. Ton rastą pasikels. Preicik dariau biškį sunkesnį treniruotę, tai dabar rastą darysiu. Su 90 pasikels, manau, 1 serija arba 2. Da iki to 90 kordajus biškį bus por serijai, tai toks kur yra spaudimų treniruotė vis laik stengus prasikelti rastą. Tai vien apšilinėje turės daryti. Pasidariau biškį su štonga, toks pametims. O pavyzdžiui, darau ton spaudimą į viršų. Darau tokią griną iš jėgos, kiek išspaudį. O čia jau rast kelont, jau naudoju techniką labiau. Kažkiek, kiek mokėjom tam tokį iššuliok ir tas toks žirklutis padaryti. Tai ton su rastu darau. Pavyzdžiui, rastas 90 ir štonga 90, tai su technikos pagalba tai 2 skirtingi dalykai atrodo. Nu, ne visai ten skirtingi, bet rastas da to taip šitą. Ir kaip užsirėdėm, tai taip šitą toks gaunas toks pavirtėms labai. O štongą jeigu dėtum, tu su šuliuk tokį darytum, tai tu viskon teisė mata, to štongas, to tokio veito, o rastas jau turi atsiverts būti. Tai dabar pasidarysiu. Pasidarysiu čia rastais tuštas 72 kg, tai pasidarysiu ton 1 seriją su 70, paskiausiu 10 kg 82 būsi, paskiau gal su 92 da pasidarysiu. Diržą naudoju vis laik, nes diržas prisaugo vis tiek. Po nugarą vis tiek šitą kapito veito biškį aš man pasikėjau, nes tas toks stuburo palinkėms negera taip šitą laužti. Tai toks diržas vienas štai tam veitė, kaip išsiveržant, kažkiek atsirem ir neleid pilną nugarą kaip stuburo laužtys. Tai ir aišku, da vis toks stabiliesnis, nes visur čiaptėm. Tai davai mažiau kalbų. Tai žiaurė biški jautas, kad nuvargiam pečią, vis tiek dara iš tokios šinercijos, iš tos technikos, bet vis tiek jautas, kad viršutį pakeli ir toks gaunas
toks, kad sunkiau laikyti, nes biški taip ir čia nuvargė. Tai dabar pasidarys, da manau, su 80. Su 80 to pačiu svoriu serijai. Tokia technika, kad visą kiekvieną treniruotę prisimintum ir natūralus veiksmas tas būtų ir paskiau da biški padidins. Tai va, biški pails ir darau. Ir pasibaigiau treniruoti, važiavau namiai, baigiau sportuoti, paskutinį keliam matėt rastų, kaip keliau, vis tiek taip čia nusivargs po tų visų spaudimų, tai neblaba be išėjau užfiksuoju to paskutiniaus, pakartojam. Tai spaudimus visus tus pasidariau, spaudimus visus ir ten rast, kaip sakiau, gal pasikėliau ir daugiau niek neapdariau. Tai toks įrašas šiandien iš vien tik treniruotis pečių ir tiek šiam karto ir susimatom lygiai už savaitę arba 2 tam tarp. Tai iki kiek kartų, iki